Labas vakaras visiems, kurie dar mėgaujasi šventinėmis nuotaikomis. Tiems, kurie stačia galvą nėrė į darbus. Visiems, kas pasilgo neprognozuojamai intriguojančio šou Muzikinė kaukė. Pradėti naujus metus reikia su gera nuotaika. Ir tai mes tikrai galime pažadėti. O praėjusią savaitę geros nuotaikos netrūko, nes po 3 laidų balų lentelės viršuje kol kas Ruslanas, o paskutinėje vietoje dėja Donalda. Tačiau nereikia prarasti nei nuotaikos, nei kovotojo dvasios, juk viskas dar prieš akis. Noriu priminti, kad kiekvienas balas yra labai svarbus, nes dalyviai kovoja ne tik dėl muzikinės kaukės nugalėtojo titulo, bet ir dėl 20 000 litų, kuriuos įsteigė popkreditas.lt. Vienas populiariausių vartojimo kreditų teikėjų Lietuvoje. Popkreditas – finansavimo elitas. Kaip šį vakar pasiskirstys balai, kaip visada spręs mūsų mylima, brangi, pozityviausiai visoje Lietuvoje nusiteikusi komisija. Išminties tūzas Arūnas Valinskas, stiliaus karalius Marius Gelažnikas ir net 2 širdies damos. Jausmingoji Liveta Kazlauskienė ir mūsų jau pasilgta Kristina Kazlauskaitė. O dabar pradėkime pristatinėti antrojo muzikinės kaukės sezono žvaigždes. Kiek kartų iš draugų esate girdėję? Būtum tu mano vietoje. Viktoras yra tai girdėjęs 100 kartų. Tik niekada nebūtų pagalvojęs, kad kada nors tikrai teks būti draugo kailyje. Šį vakar jis įkūnys savo seną pažįstamą kolegą Žilviną Žvagulį. Ir būtis toks atsisėlėk, jis piroklioja, jisai gražia. Majonezas ten. Ja, Tas majonezas. ja. Bus sunkiausia, aš manau, kad bus sunkiausia padaryti tą jaunatviškumą. Taip. Tokį minkštą kūną. Nu jo, Aš nežinau, jis pats, kažin, ar be galėtų šitaip, reiškia, kaip makaronas judėti. Žilvinas vadinamas garsiausių žemaičių, o jūs, Viktorai, mokate žemaitiškai? Žemaitiškai aš moku ir nepamiršau. Ir su Žvaguliu, kai susitinkam, dažnai pasirokaujam. Ons gero rokauju žemaitišką. Žilvins mok. Ir dainiau gerą. Haltys kap dainiau gerą. O kokią dainą šiandien atliksit? Daina graži, bet judesiukai. Žilvinas, su tais judesiukais. Daina gan senoka, taip? Turbūt pirmoji televizijos eterį, pirmoji daina, aš taip galvoju, Neliūdėk liūtė. Nes jis ten toks jaunutis, gležanutis, toks makarons, ten taip jos tas kojelis mėta, kad... Neliūdėk, liūtė, neliūdėk, liūtė greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kviesi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, veja žmonės savo svajonės. Pažiūrėk, niekas tu neieško tavęs. Taip, neliūdėk, kaip ten? Neliūdėk, liūtė, neliūdėk, liūtė greitai svajonės praeis. Oba, matau, jums puikiai sekasi, Nežinau. Kągi palydime jūs. Pabandysiu. Linkime sėkmės, o mes pasitinkame žymiausią Lietuvos žemaitį Žilviną Žvagulį. Greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Kai sėdžiu vienas, aš ir būna man liūdna. Vartau vaikystėj skaitytas knygas. 10 metų gyvena ten liūtas, bet tikrai žinau, kad jis niekam neįkas. Įsimylėjęs mano liūtas bešioja, niekaip negali nusigręžti nuo jos. O
bežionė gyvena svajonėmis, kad tuoj kažkas ant balto žirgo atjos. Neliūdėk, liūtė, neliūdėk, liūtė, greitai svajonės praeis. Dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, gaja žmonės savas svajonės. Pažiūrėk, niekas tik neieško tavęs. Aplinkui tik visi svajonėm gyvena, sau per dienas iš oro stato pėlės. Ir aplink stovi pėlės lyg debesys, nors jas lietus ir vėjas greitai sklaidys. Neliūdėk, liūtė, neliūdėk, liūtė, greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, gaja žmonės savas svajonės. Pažiūrėk, niekas tik neieško tavęs. Neliūdėk, neliūdėk, liūtė, neliūdėk, liūtė, greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, gaja žmonės savas svajonės. Pažiūrėk, niekas tik neieško tavęs. Neliūdėk, liūtė, neliūdėk, liūtė, greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, esi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, gaja žmonės savas svajonės. Pažiūrėk, niekas tik neieško tavęs. Neliūdėk, liūtė, neliūdėk. Neliūdėk, liūtė. Svajonės, manau, tikrai taip greitai nepraeis. O svajonės apie aukštą komisijos įvertinimą, man atrodo, yra visiškai realios. Todėl kreipiuosi iš karto į jūsų geriausią draugą Arūną Valinską. Arūnai. Yra pats pozityviausias Lietuvos muzikinis projektas, nes, pavyzdžiui, tenais šokių projektuose, kai susieina šokėjai, paskui atsiprašinėja viešai savo žmonų, kad palieku tave dėl to, su kuria šoku. Čia to net negali būti, už tai, kad yra vienas paprastas dalykas. Pavyzdžiui, Kinijoje nėra tokios savokos neištikimybė. Yra susipainiojau. Tai lygiai tas pats ir čia, supainiojau. Ir aš manau, kad jeigu Irena Storošaitė šį vakarą su Viktoru Malinausku praleis vakarą, tai bus tik tai muzikinės kaukės geriausias rezultatas Žilvinui Žvaguliui 2. Viktorai, kaip visuomet, aukštumoj. Ką galim pasakyti. Ir be to, ir pati veido faktūra, ir viskas, puikiai. Ypač dantuks. Dantuks taip. Kristina. Viktorai, aš tiesiog mačiau Žvagulį ir viskas. Nuo iki. Ir balsą, kur dingo tavo tas tembras, kuris atrodo nepakeičiamas ir neįveikiamas pakeisti. Apie energetiką ir visą jo energiją Žvagulio, kuris atrodo visada mindžioja ant žarijų puodo. Ir visą šitą, ne tai, kad dabartinį Žvagulį, bet dar kiek metų atgal, ir visa tai buvo visiškai tikslu. Aš mačiau jauną Žvagulį. Iš tikrųjų, garbės žodis, aš nejuokauju. Judesiai rankų, kojų, laikysena kūno, viskas tikslu. Genialu. Dėkavoju. Liveta. Kaip jūs sugebat taip įlysti į žmogaus vidų ir patapti tuo pačiu? Vat talentas yra jau žmogui kaip davė dievulis, tai ir driptelėjo. Vien už tą gražų ir judesį, už tą nuotaiką ir už tą gražią šverplikę. Mariau, jūsų nuomonė? Labas vakaras. Labai smagu, kad Viktoras įsivėlė į šitą aferą ir dar dvigubai smagiau, todėl kad tikrai būdamas
vidutinio amžiaus atlikėjas, nes garbaus amžiaus atlikėjai yra ženkliai vyresni. Šitam jaunam kolektyve jis iš tikrųjų neužleidžia pozicijų ir pakaišioja pagalius į ratus visai tai dar tokiai nelabai brandžiai atlikėjų komandai. Tai yra smagu ir taip Viktorai reikia laikyti. Linkiu kuo didžiausios sėkmės. Pasirodymas puikus. Ačiū. Ačiū komisijai, ačiū Žilvinui, prašau prisėskite ant mūsų sofutės. O dabar jūsų dėmesio antrasis šio vakaro pasirodymas. Rusijos primadona Ala Pugačiova su Lietuva sieja glaudus ryšiai. Ji 3 metus čia gyveno ir net pramoko lietuvių kalbos. O ar atsirado ryšys tarp Donaldos ir Alos Pugačiovos? Na, jai dainuojama, kad karaliai gali viską, kodėl turėtų negalėti Donalda? Обретают снова силу высоты. Здравствуй, Москва! Lietuva. Sveika, Donalda. Labas. Alą Pugačiovą galima pavadinti tokia kontroversiška asmenybė. Ji 5 ar 4 kartus ištekėjusi, įsiskyrusi, turi savo kvepalus, mados liniją, radiją dabar turi savo. Ir netgi nusipirko vietą kapinėse. Ar turi tu tokių keistenybių, tokių poreikių, tokių svajonių? Na, iš tikrųjų, gal va čia su tom santuokom visai čia neblogai, aš tai pagalvoju, gal reikėtų man pagalvoti apie tai, nes, na, mes turės jaunesnį draugą, bet tik tai ne 30 jos vyrai 30 metų jaunesnį. Bet tik tai 30 metų, dieve, man 37, tai ką 7 metų berniukas. Tiesiog aš noriu duoti tau patarimą, nes trinka aplink vaikų darželius, gali blogai baigtis. Sutinku. Netrukus pamatysime, kaip Donalda užvaldo Rusijos muzikos rinką. Bet prieš tai pasižiūrėkime trumpą Alos Pugačiovos vaizdo klipo įrašą. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Kokia iki skausmo pažįstama melodija. Palydime Donaldą ir pasitinkame Rusijos estrados primadoną Alą Pugačiovą. Привет, Литва! Вот приехала к вам в гости, соскучились, да? А то все Васильев да Моисеев тут едет. Подумала, я приеду. Ой, какие парни у вас в Литве! Ой, прекрасно, да! Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит, не оставит мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу лететь я с тобой, желтой осенней листвой, птицей за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Сколько я искала тебя сквозь года, в толпе прохожих думала, ты будешь со мной навсегда. Но ты уходишь, ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя, я отпускаю тебя. Похлопаем, позови меня с собой, молодцы, сквозь злые ночи я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты
нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. А вот один в комиссии вижу, где-то видела я его, может, в Филе. Мы не встречались никогда, а вот я и думаю, да застолье какое-то было. Но это было давно и неправда, да? С Филиппом жила тогда. Поняла. Ну, еще один куплет. Вместе, пожалуйста. Каждый раз, как только спускается ночь на спящий город, я бегу из дома бессонного прочь. В тоску и холод я ищу среди снов безликих тебя. Но в двери нового дня я вновь иду без тебя. Эх, Литва, позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Спасибо, Литва! Молодцы, люблю Литву! Вторая родина моя, Прибалтика. Алла Пугачева! Здравствуйте, дорогая. Давно не виделись. Ой, Да, давно. Aš norėčiau paklausti geriausio Lietuvoje Kirkorovo draugo Mariaus Gelašnikovo. Ten žemiau nieko neįdėta, kad būtų labiau vyriškas įvaizdis. Drauguži mielas, ukramus blemba kaip sunku. Mano pirmoji Džiuljeta. Aš tave galėjau tada išmesti tik iš balkono, blemba. Kaip tave išlaikyti? Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты. Aš norėčiau paklausti geriausio Lietuvoje Kirkorovo draugo Mariaus Gelašnikovo. Добрый вечер, Алла Борисовна. 100 лет, 100 зим. Да, ой, как давно не виделись. Очень приятно всегда видеть тебя. А мне все нравится, покупала у него, нормально все. Мне нравится. Очень хорошо. Да. Мне тоже. О, да? Gal galite įvertint? Grimas, eisena, netgi pati Alos stovėsena. Donalda nepamiršo pėdas dėti į vidų, kai meška lepeškutė ir kojas į iksą sumesti. Visa gestikulacija ir rankos, iš tikrųjų, apie Grimą, plaukus ir akių vartymą tokį, kaip Ala į priekį išmeta. Nu, viskas buvo nuostabiai gerai padaryta. Aš galvoju, kad tai pats dėkingiausias numeris iš visų Donaldos parodytų ir pats puikiausias pasirodymas. Все могут короли. Nu, čia jau buvo senai, man atrodo, Все могут karaly, Ala atsivežė iš Sopoto 80 metais ir tai buvo iš tikrųjų pats didžiausias jos triumfas. O pats pirmas prizas buvo Arlekino, Bulgarijoje, tarptautiniam jaunimo festivalį. Nuo to prasidėjo jos karjera. Tai va taip aš ir prisimenu tą Allą Борисовną. Taip kad ačiū už pasirodymą, ačiū labai, dėkui, Donalda. Спасибо. Это наша литовская ходячая музыкальная энциклопедия. Шкатулка, я думала, скажешь. Вы что, привыкли к шкатулкам? Liveta. Nuostabu. Pati mylimiausia mano dainininkė buvo Alla Pugačiova, pagal kurios dainas aš mokiausi dainuoti. Ir visas namas, Garadokė ten tam karinė miestelį Tauragiai dainuoti turėdavo su manim. Taip, ir Все могут karaly, Milijon roz. Ir taip. Donalda, pavyko nuostabiai tau įkūnyti Allą Pugačiovą. Aš tiesiog, jeigu taip užsimerkus, tai taip galvoju, atvažiavo tikrai Alačkai svečius. Taigi didelės tau sėkmės, tikrai buvo nuostabu. Sėkmės tau. Спасибо. Kristina. Ir ką dabar prisikabinus čia prie tavęs dabar galvoju.
taip gerai padarė žmogus, viską tobulai. Alačką pamatėm, tikrai visą absoliuti laikysę. Bendravimas visas, laisvė. Ypatingai mane vežė žemosios natos. Grinai Alačkos, grinai, tobulai. Ačiū labai. Kas vežė Arūną? Mane taip pat vežė tos žemosios natos ir aš mačiau moterį, kuri gimusi dainuoti, nes būtent tai jauna, būtent ta pirmoji jaunoji Alla Pugačiova, kuri dar nepažino nei, ačiū Dievui, Marijaus Gelažniko, nei Filipo Kirkorovo. Ir šitoj vietoj gal tai jie išėjo tuo metu į naudą. Ir manau, kad Donalda perteikė vis dėlto tokį prašymą moters, kad pasimk mane kažkur, nors aš nežinau kur. Ir va tas šauksmas toks, kaip prašymas nuskambėjęs. Aš manau, kad jis buvo nuoširdus ir iš Alos Pugačiovos, ir iš Donaldos lūpų. Tu pakviesk ir aš eisiu paskui tave. Tai buvo praktiškai geras lydinys, kaip žalvaris, kaip neatsiejama dalis viena nuo kitos. Donalda, Alla, Donalda. Gerai, puikiai, Alla Пугачева, puikiai. Спасибо, то галким все в казино, да казино, я одна, позовите меня кто-нибудь. Аллочка, можете сказать хоть 2 слова по-литовски? И лабадена, лабай малёну будете pas jūs. Nežinau, kad jūs turite ir gruziniško kraujo. Prašau, prisėskite prie šito gražaus jaunuolio, jis šiek tiek primins jums lietuvių kalbą. Vikto. O dabar laukia trečiasis šio vakaro pasirodymas. Muzikinėje kaukėje buvo visko, tačiau dainuojamosios poezijos bardų dar niekas nebuvo įkūnijęs. Kągi, šiandien tai pirmasis kartas, nes aktoriumi, režisieriumi, bardų muzikos atlikėjų Kostu Smoriginu tampa Ramūnas Rudokas. Kaip Kostas elgėsi scenoje, Ramūnas žino puikiai. Bus lengva? O gal sunkiau negu bet kada? Ir va tas įsitraukimas jau Debesų, išskridę paukščiai link dausų. Tylu, kesnis baigės. Žymėlas dukra mums, šimtošios ranka ruplėta, išbaidė juos, bet dainavo. Jie grįž pavasarį saulėtą, o mes besparniai žemės paukščiai. Ačiū, daktarė. Viskas fain. Ramūnai, gali prisiminti, kur tu susipažinai su Kostu Smoriginu? Jaunimo teatro bufete. Išgėrėm po 100 ir viskas prasidėjo. Ten kitaip draugys nekipdavo. Baigėsi geruoju ar buvo? Fantastiškai geruoju, iki šiol labai gražiai bendraujame. Koks Kostas Smoriginas būna scenoje? Ką jis turi tokio išskirtingo, ko neturi kiti? Nu, aš nežinau, daug aktorių, valstybinės premijos laureatų, reiškia, nacionalinės premijos laureatų, reiškia, Kostas Smoriginas yra išskirtinis to, kad jisai turi nacionalinę premiją. Daina Paukščiai yra ganėtinai liūdna daina. Kodėl tu pasirinkai būtent šią dainą? Aš nežinau, ar kokią nors kitą dainą dar būtų galima pasirinkti. Šita daina yra dainų daina. Tai yra visos Lietuvos daina. Ją dainavo ne tik Kostas Smoriginas. Ją dainavo ir nuostabusis Vytautas Kernagis. Ir ją dainuoja labai daug žmonių. Kaip galima pasirinkti kažkokią kitą dainą, kurią dainuoja Kostas Smoriginas? Netrukus išgirsime, kaip šią dainą dainuos Ramūnas, o dabar pažiūrėkime, kaip ją dainuoja Kostas Smoriginas. Tais ukelis krinta snaigės iš visų lingų debesų. Atskrido paukščiai virš dausų, tylųjų meilės. Giesmės baigės, lai grįžtauja toli nuo mūsų, pamiršę darganas ir lietų, išskridę paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą. Kągi, Ramūnai, laukia atsakingas pasirodymas, linkiu tau sėkmės. Palydime tave.
į mūsų muzikinės kaukės stebuklingą į peroną ir lauksime Smorigino. Po minutės čia scenoje artistas, dainininkas, kino ir teatro aktorius Kostas Smoriginas. Baltais pūkeliais krinta snaigės šviesulingų debesų. Išskridę paukščiai link tausų, tylu, jų meilės giesmės baigės, lai krykštauja toli nuo mūsų. Pamiršę darganas ir lietų, išskridę paukščiai į namus. Sugrįš pavasarį saulėtą, lai krykštauja toli nuo mūsų. Užmiršę darganas ir lietų, išskridę paukščiai, blemba ne tas tekstas. Sugrįš pavasarį saulėtą, kokia baugi rimtis aplinkui, kai viskas tuščia ir nyku, kai negirdėti virš laukų sparnuotų mūsų giesmininkų drauguži, mielas būk ramus. Šalto žiemos ranka groblėta išbaidė jos, bet į namus jie grįž pavasarį saulėtą. Drauguži mielas, būk ramus, blemba kaip sunku. Šaltos žiemos ranka groblėta išbaidė jos, bet į namus, blemba, sugrįž saulėta. O mes besparniai žemės paukščiai, jos pasitinkam akimis ir vėtrą vėl nujausdami grėsmingon šiaurėn žiūrim paukščiai. Likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėto. Pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą. Likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėto. Pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą. Jie lėks viršum kalnų ir klonių, jie lėks melsvais dangaus keliais ir vėl kaip pernai nusileis ant seno ąžuolo galiūno ir džiugins jaunus ir senus. Giesmė tiek sykių jau girdėta, a ne krista, išskridę paukščiai į namus. Sugrįž pavasarį saulėtą ir džiugins jaunus ir senus. Giesmė tiek sykių jau girdėta, išskridę paukščiai į namus. Sugrįž pavasarį saulėtą. Taigi labai sveikinu visus su šito nuostabiu projektu.
Esu dabar režisierius, dirbu Domino teatre. Esu po lengvo insulto, bet jaučiuosi gerai. Dirbau kartu su daugeliu gerų žmonių jaunimo teatre. Turiu nuostabę žmonę Dalią. Už nelemtą mūsų Dalią. Ačiū visiems. Ačiū. Bravo, bravo Kostai, aš tiesiog sujaudintas, jaučiau kaip krinta snaigės, glostydamas mano širdį. Kam tu norėtum paskirti šiuos savo paukščius? Tikriausia savo kurso draugiai Kristinai? Krista, tu mane žinai. Kaip malonu matyti visus. Ir Livieta, netikėtai. Tu iš Kauno, aš iš Kauno, šūdas gaunas, bet vis tiek gerai, nesvarbu. Šiaurė, Livieta, tu nuostabi moteris iš tikrųjų ir šalia tavęs yra svarbiausia mano, kaip sakyt, vienas iš svarbiausių žmonių pasaulyje, Marius Kelažnikas. Visi jūs iš Kauno, tai yra jūtų iš Kauno. A jūs iš kur? Iš Lazdijų. Nu va, prasideda. Mes visi ne Lietuvoj. Ačiū. Viskas. Ačiū Kostai, ačiū labai, paklausykime, ką apie tave mano ir apie tavo dainas gerbiamoji komisija. Kristina, jūs jo kurso draugė, žodis jums. Kostai, kitaip kreiptis tikrai negaliu. Nežinau, verkt iš to kaifo, ką girdėjau, ar juoktis iš tokio tikslumo. Kiekvieną skiemenį, ne tai, kad žodį, melodiją, ne tai, kad judesi, ne tai, kad aš nežinau nei ką pasakyti. Aš pasiduodu. Ne tik rankas į viršų, ir kojas į viršų, ir... Kostai, aš tave čia matau gyvą, aš su tavimi tiek dainavusi kartu. Ir taip arti tave žinau, kad aš gali kalbėti kas, ką nori. Aš matau čia tave, Kostai. Atsimeni, Kostai? Pirmą kartą šitą dainą tu sudanavai man per gastrolės Prancūzijoje, Paryžiuje. Būtent! Krista, kaip tu gaudaisi? Kaip tu nepasenai, aš jaukiuosi. Aš parašiau naują dainą. Paklausyk, Kostai. Ir aš buvau pirma klausytoja. Ir aš taip blioviau. Ir ta daina, taip, iki šios dienos. Ir aš šiandien galvoju, vėl bliausiu. Bet tai buvo, tu supranti, ant tokios ribos. Aš noriu verkti iš dainos grožio. Krista. O tavo šitą va... O tu prisimeni šitą ir vėl. O tai ne. O tu atsimeni, kaip tu mane išmetei. Mano pirmoji Džiulieta. Aš tave galėjau tada išmesti tik iš balkono, blemba. Po galais. Kostai, nežinau, tikrai vat kitaip ir nesikreipsiu. Kostai. Džiaugiuosi tave vėl matydama. Ačiū tau, mažulė. Liveta. Gerbiamas Ramūnai, stebėjau, žinokit, ir netekau amo per jūsų šį pasirodymą. Jūsų meistriškumas, jūsų aktorinis meistriškumas pasiekė patį aukščiausią pilotažą, kokį aš buvau bemačius. Ačiū Jums labai už tas minutės, kurias beklausydama šią dainą. Tiesiog, nežinau, buvau kažkur tai nuskridus. Ačiū Jums labai. Jūs nuostabus aktorius. Sėkmės. Ačiū. Arūnai. Kai žmogus judesiais šiek tiek stengiasi kažkaip suvaidinti vieną ar kitą personažą, aš daugiau mažiau įsivaizduoju. Bet aš nelabai suprantu, ką žmogus turi savo balse išjungti arba kurias balso stygas turi įjungti, kad iš tiesų tu matai ne Ramūną Rudoką, nes nėra jokios abejonės, kad mes matėme Kostą Smoriginą, kurį nepaprastai gerbiu ir myliu, ir ačiū Ramūnai už tokią dovaną. Tai buvo nuostabi dovana naujųjų metų proga. Ačiū. Ačiū, negaliu patikėti, kad žmogus nelietuvis kalba taip gražiai. Mariau. Gungtelės sprandas, iš padilbų žvilgsnis, artikuliacija, S raidės tarimas ir būtent tas specifinis kemenavimas su lengvu slavišku atspalviu. Viskas buvo labai tikroviška ir arti to, kas būna realiai, kada kūrinį atlikdavo arba atlieka ir dar atlikinės. O gero, Kostas Smoriginas. Ačiū už vertinimus, tikrai buvo labai šiltas ir jaukus pasirodymas. Dabar atėjo eilė ketvirtajam pasirodymui. Kai praėjusią savaitę Liepa paspaudė stebuklingai mygtuką ir burtai ją įlėmė tapti Aerosmith vokalistu Stevenu Tyleriu, aš pats net krūptelėjau. Pagalvojau, ir kaip ši jauna, trapi ir moteriška būtybė įkūnys tokį kaip jis.
Bet tai, ką pamačiau repeticijos metu, mane tiesiog apstulbino. Kaip sekėsi Liepai repetuoti? Dėmesio į ekranus. Ką, charizmatiškas gerai, nu tai labai ir aš sakė, tai labai pampuojantis. panašumų didelių. Sakė, mano burna didelė kaip ir jo. You cry when we make it laugh. It's the one and the same. Tai kaip reikia. Negana to, kad vyras dar ir žandikaulį bedainuojant lūžta. Tai jo, nes labai reikia. Gelbėkit mane nuo Liepos. Kas yra? Lūžta vyrų. Aš jau trečią kartą su kaip su vyru dirbu. Ir kaip? Ir kaip, kiek matai, negi nepatinka. Labai aš puikus vyras pasakysiu. Labas, Liepa. Labas. Stevenas Tyleris ir Liepa. Liepa ir Stevenas Tyleris. Kas tarp jūsų bendro yra daugiau apart šypsenos? Visą gyvenimą negalvojau, bet man pasakė žmonės iš šalies, kad mano burna yra labai didelė ir panašiai Steveno Tylerio. Tai, va taip, va ir labai kažkaip atrodo mus ten susieja. Tai dar tas mano toks rokeriškas balsas, nes, nu, aš tokiu labai, aš visiškai nelyrinių dainų atlikėja, aš tokia va rokerė. Tai... Kas buvo sunkiausia ruošiantis? Nu, nežinau, jisai šiaip labai toks specifinių judesių ir specifinio elgesio ant scenos žmogus. Tai reikėjo daug pasistengti, daug peržiūrėti jo vaizdo įrašų, kad mėginti pertikti jo tą manierą, jo rankų ir plaštakų judesius, nesakau, jisai toks ir yra. Tikiu, kad Liepa mus nustebins, o dabar pažiūrėkime, kaip šią dainą atlieka Stevenas Tyleris. Liepa, matau, kaip tu vyriškėjai tiesiog mano akise. Linkiu tau sėkmės, palydime tave į mūsų muzikinės kaukės stebuklingą į peroną ir patys pasitinkame roko žvaigždę Steveną Tylerį. Ten žemiau nieko neįdėta, kad būtų labiau vyriškas įvaizdis. Raudoni šermukšniai, mums lietuviai. Matau, atėmė žadą. Kaip tave išlaikyti? Linkiu tau sėkmės. Palydime tave į mūsų muzikinės kaukės stebuklingą į peroną ir patys pasitinkame roko žvaigždę Steveną Tylerį. There was a time when I was so broken-hearted. Life wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, 'cause me and the West have parted. That kind of love was the killing kind. Now listen up, 'cause all I want, it's someone I can't resist. I know all I need to know about the way that I got kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Your love is sweet misery. I was crying just to get you. Now I'm dying 'cause I let you. Do what you do down on me, baby, baby. Oh! Now there's not even breathing room between pleasure and pain. Yeah, you cry when we make it. It's the one and the same. It's down on me.
It's a devil's in your kiss. I love, sweet love, goes to flames. It's a I can't resist. I was crying when I met you. Now I'm trying 'cause I let you do what you do down on me. I was crying just to get you. Now I'm dying 'cause I let you do what you do down on me, baby, 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 baby. Oh. I was crying, baby. I was crying, baby. I was crying, Stevenas Tyleris! Žinau, kad myli labai daug moterų, daug moterų ir dar daugiau moterų. Pasakyk man dabar, kurią išsirinksi, kad pirma kalbėtų Kristina ar Liveta. Sesimo. Ir vyrus kartu, visi. Jėzau. Kaip jis man patiko, Jėzau. Nu, koks seksualus bičas. Nu, Liepa, aš tiesiog esu pritrenkta tavo talentai. Kiek tu dar talentų viduje turi? Nu, padėkok savo tėveliams gerai grįžus namo. Nu, fantastika. Aš tokios muzikos niekada neklausiau. Aš prie jos nei augau, nei užaugau, nei kaip pasakyti, į gyvenimą išėjau. Aš niekada manęs nedomino tokia muzika. Bet šiandieną, žinokit, aš ieškosiu internete šitos muzikos. Nu, labai gražiai tu pasirodėjai. Ačiū tau labai. Sėkmės. Kristina. Žodžiu, aš vėlgi, kaip mama Kazlauskienė Liveta sakė. Nu, aš Kazlauskaitė, mama. Žodžiu, tos muzikos nežinau ir dainininko atlikėjo šito nežinau. Galiu tik pasakyti vieną. Atlikti tokią muziką, taip kaip Liepa, tu dabar padarėjai. Čia reikia būti, nežinau, žinai, kaip parako statinė ir plus dar aš jau nekalbu, kaip pasakyti, apie kokią gerklę reikia turėti, čia jau ne balsas. Reikia turėti tokią gerklę, aš žiūriu į tave ir galvoju, viešpatie, iš kur ten tas garsas eina, iš tos lieknos mergaitės. Ten eina tokia jėga ir dar ką aš matau, tokį azartą atliekant, tokią meilę tai muzikai, tokį kaifą maudosi toj muzikoje. Vat atrodo, tu kaip įlindai iš ten niekad ir neišlystum, tol kol dingtų balsas. Tai aš va šitą visą energiją tai mačiau ir aš manau, kad tai turėjo atitikti tą muziką, kurios aš nelabai žinau, bet jaučiu, kad tu padarėjai genialiai. Ačiū. Arūnai. Na, skirtingai nuo mamos ir dukros, aš vis dėlto su Aerosmitais. Kaip tėvas, pasakysit. Vis dėlto šią muziką pažįstu, labai mėgstu, myliu ir labai džiaugiuosi, kad kaip naujametinę dovanėlę įteikė Liepa. Pagal veido faktūrą, pagal jo šypseną, pagal tiesiog kaip pagal burnos ir dantų apimtį dar jai būtų labai artimas Mikas Džageris. Ir Aerosmitai buvo dieviški. Liepa, labai gerai. Mariau! Nugi gėda, didelė gėda ir sarmata už savo kaiminkas. Tai kaipgi tu gali dabar nežinoti, Karmėlava ir dabar jau, kad neišjungia jums. Mes eisim į pragarą, kad nežinom šitos muzikos. Nežinau, nustebinot mane be galo kaiminkos, taip kad komiso pagrindais ir komiso žiūri būsite pažemintos pareigose. Man labai keista, kad žmogus, kuris pažįsta Kirkorovą, žino Aerosmitus. Tai va čia mums irgi keista. Eik tu savo! Eik tu, tai pats eik!
Bet aš labai puikiai susipažinęs su to atlikėjų kūryba, taip ir profilis gana ne tik didelis, bet ir platus tas profilis. Taip, aš noriu paklausti, Liepa, ar Grimas Visagalis, ar tau užkišo kažką iš žaptus, nes kaip Kristina įsireiškia. Iš tikrųjų, aš pati buvau labai nustebus, kad... Ir neužkišta nieko, nei riešutų, nei trintukų. Nes jau pavadinti gerklę ar plačią šypseną, tai ne, tai iš tikrųjų buvo žaptai tokie, kokie yra pas tikrą atlikėją įstatyti. Ne Žandikaulio lankas atrodė taip, kaip įsižiojo, kad čia gali ir praryti pusę salės. Didesnės burnos atstovė. Tai yra patogu, gerai, smagu. Mane, žinai, kas Liepa labai stebina. Jeigu tu ir toliau taip save dalinsi ir draskysi, nes tu ne po trupinį atiduodi. Ir ne po kasnį, ne po sumuštinį, tu visada dedi didelį piragą. Ir tu kartelę užsikėlė savo taip, kad aš nežinau, kaip tu per ją šaliuosi paskui. Nes projektas, žinok, tęsiasi. Mes su Kristina vis dairomės ir sakom, o jums ten žemiau nieko neįdėta, kad būtų labiau vyriškas įvaizdis. Čia, žinokit, jau įdėta. Rimtai? Tai Kristina, čia jau jūsų sritis. Taip, žinoma, mūsų vyrų sritis švarkai, o mūsų kelnės. O mes turėtume... Ir tai, kas kelnėse, žinoma, ne? Taip, man dabar aišku, kur dingo mano Coca-Colos buteliukas. Mariau, dar turite ką pridurti? Ne, bet turėtum labai rimtai pamastyti, nes kartelė užkelta tikrai labai aukštai. Ačiū. Nieko, aš tikiu. Peršoksit visas karteles, kiek tik jas iškelsit savo. Taip, ačiū Stevenai. Matau, kad Ala Pugačiova blizgina akis, sako, ant patogios baldų parko sofutės visos žvaigždės rando bendrą kalbą. Tad sėkmės ir ačiū už puikią roko dozę. Sužinojęs, kad teks įkūnyti Egidijų Sipavičių, Ruslanas net lengviau atsipūtė. Po Vito, o juo labiau Čivilytės, kažkas paprastesnio. Bet juk ne veltui tiek kalbame apie tą paprastumą. Juk jame tikrasis genialumas ir slypi. Ar tik nebus Ruslanas neperšokęs griovio ir pasakęs op? Pažiūrėkim. Manieros pasi per daugiausiai nėra. Yra, labai šukuosina faina, stiliukas. Ir, žinai, tokia rankytė dirba. Ir, žinai, kartais, nuo karto yra palingavimas kažkos ir ranka. Savo. Aš bandysiu tave amžinai uždaryti į eilėraščio narvą, drauge su tyla, drauge su tyla. Visi pažįstame labai gerai Egidijų Sipavičių kaip tokį pliktelėjusi, šiek tiek pagyvenusi scenos džentelmeną. Jį tau teks įkūnyti šioje scenoje. Papasakok, kaip tu tai atliksi? Aš tau galiu atvirai pasakyti, iš tikrųjų žiauriai neįsivaizduoju. Nes galbūt man paprašiau būtų įkūnyti kokį Janavičių, ten, nežinau, tą patį Deivį, ką mes turim Lietuvoje. Tebūnie Sašo Son, bet nesipavičiu, dėl to, kad jisai man scenoje, toks labai išlaikytas, kaip tu ir pasakėjai, ir toks kažkokio tokio specifiškumo pas jį labai mažai. Ir tikrai susidūriau su ta problema, kad nei vokaliai aš galiu jo pamėgdžioti, nei... Nežinau, jisai... Na jau, Ruslanai, nenuvertink savęs, tikrai nenuvertink, jeigu pradėsi nuvertinti, praloši. Aš tikiuosi, kad man perukas padės, taip kaip jis atrodė ten 90 metais ar kokiais. Tai tu pabūsi tokia Lietuvos kronika ir perkelsi mūsų į 90-uosius metus, kada dar Sipavičius buvo garbanotais ilgais plaukais? Jo, tada, kai jisai buvo jaunas ir pats savo gražus. Kągi, pažiūrėkime, kaip Sipavičius atlieka dainą Antilopė. Kaip tave man išsaugot, kaip tave išlaikyti, kad paliktum jauna ir tik skausmo miela. Aš bandysiu tave amžinai uždaryti į eilėraščio narvą, drauge su tyla, drauge su tyla. Kągi, atsisveikiname su trumpaplaukiu Ruslanu, palydime jį
ir pasitinkame ilgaplaukį Egidijų Sipavičių. Kaip išsaugočio vakarą toli ir tyla, ir tave ant šio kalno vidury sutemų. Tavo matinis veidas iš lėto sudyla, kad pradingsi iš viso, bijoti imu. Ir laikau aš aplėbęs tave tarsi lobį, kurį tiko pagrobti plėšnioji ranka. Tu dabar tarsi ta pagauta antilopė, mano rankų nelaisvei drebi visa. Kaip tave man išsaugot, kaip tave išvaikyti, kad paliktum jauna ir lik skausmo miela. Aš bandysiu tave amžinai uždaryti į eilėraščio narvą, drauge su tyla. Eilėraščio narvą šią akimirką trapia ir žvaigždės, kurios smirksi nedrąsai skliaute. Nenuimk mano rankų šių linguojančio trapo, ką aš veiksiu, jei vienas liksiu krante. Kaip tave man išsaugot, kaip tave išvaikyti, kad paliktum jauna ir lik skausmo miela. Aš bandysiu tave amžinai uždaryti į eilėraščio narvą, drauge su tyla. Egidijus Sipavičius, dieve mano, kaip blizga plaukai. Egidijau, galima pačiupinėti plaukus? Iš tikrųjų blizga. Ko čia ir stebėtis, jiegi išsmaudyti šlovės jūroje. Galima taip įsireikšti. Ar galima? Galima. Taip. Paklauskime Livetos. Liveta, brangioji, kokius sentimentus jums sukėlė šis Egidijaus pasirodymas? Man labai gerus sentimentus sukėlė, žinot, iš tos praeities. Aš prisimenu, kad va tais rūbais ir tais garbanotais plaukais buvo Egidijus tuo metu, kai jis dainavo: aš į diskoteką ratais atvažiuosiu, ten mano ratai blizga, aš gerai vairuosiu. Man šitas tavo dainavimo maniera ir variantas labiau patiko, galiu pasakyti. Ačiū. Taip, man gražiau dainavo būtent Ruslanas. Šiandieną. Ačiū, Kristina. Prašau. Tai dabar kaip palyginti, kaip dabar Sipavičius dainuoja ir kiek, kai buvo toks jaunas, iš tikrųjų tas skirtumas toks didžiulis ir tu jį taip subtiliai pagavai. Tavo kojų dėjimas toks, grinai atitinkantis jo laikyseną scenoje ir toks labai atsargus, dar nedrąsus dainavimas. Ir tas veidas taip mažai juda, emocijus beveik niekad, dabar dar parodo. Anksčiau labai, būtent jaunatviškas, nedrąsus, juvelyriškas darbelis. Man tai tikrai labai patiko. Ačiū. Mariau. O aš tai mėgstu tikslumą. Iš tikrųjų, asmeniškai mane tai nukėlė 1986 metų Dzintros Varžgalienės vestą muzikinę laidą šeštadieniais, muzikinis metronomas. Tais laikais pramoginėm muzikiniam laidom nelabai žiūrovas būdavo lepinamas. Ir tai buvo vienas iš tų Sipavičiaus pasirodymų, kada buvo susuktas vienas toks pirmųjų
vaizdo klipas. Ir jis ten sulėtintai bėga ir tos kelnės plačios mosikuoja. Iš tikrųjų, dabar prisimenant, tai kelia kažkokį šypsnį, bet atkartojimas ir tai 86 pats jau buvai gimęs, turbūt, ne? Kiek tu buvo metų tada? 3. Tai va, iš tikrųjų, visas atlikimas puikus. Dėkui. Ačiū. Arūnai. Ruslanai, Egidijau, iš tiesų tie laikai, dar tuomet Egidijus dainavo grupėje Dinamo, taip ir buvo pavadinimas to kolektyvo. Apskritai pats stilius televizijoje atsirado būtent toks judesių, sakysim, laisvumas su Egiu. Ir Ruslanai šiandieną, tas Sipavičius atkeliavo į muzikinę kaukę. Aš manau, kad viena iš funkcijų muzikinės kaukės yra kaip laiko mašina. Mūsų nukelia jausmais į tuos laikus, kai mūsų dar nebuvo, arba dainuoja dainą žmogus, kuriam buvo 3 metai, o mes jaučiamės, kai buvom gerokai jaunesni. Ruslanai, žinok, ir tai gera. Tai gera. Ačiū Egidijui Sipavičiui. Pailsėkite prie kitų žvaigždžių ant mūsų sofutės. Pugačiava jums papasakos, kaip reikia išlaikyti tokią nuostabę šukuoseną. O mane Marius nenustoja stebint. Kaip pas jūs galvoje išlaiko šitiek informacijos? Iš kur šitiek žinių? Aš paprasčiausiai turiu gerą atmintį. Ir tiek. Tai pavydžiu. Kai atlikėjas Mika viešėjo Lietuvoje, visiems įrodė, jog net ir būnant didelę žvaigždę įmanoma gatvėje vaikščioti be apsaugos. Nuo scenos publiką liesti rankomis, siųsti jai oro bučinius, o kai Mika prakalbo lietuviškai, visi liko be žado. Soliaris nebejoja, tokia ir turi būti tikra žvaigždė. Žvaigždė, kuria tapti šiandien lemta būtent jam, Soliariui. Aš nemoku teksto. Take it easy ir čia dar fa. Tu visai sakai take it easy. Take it easy. Aš biškai pastudijuosiu. Jo, būtinai, tos visus įrašus pasižiūrėjau būtinai. Labas, Soliari. Sveiki. Ar džiaugiesi, kad tau teks įkūnyti Miką? Iš tiesų labai džiaugiuosi, nes vokaliai turėsiu ką parodyti. Iš tikrųjų geras vokalistas, puikus atlikėjas ir tik tai su ekspresija vėlgi reikės išspręsti problemą, bet aš manau, kad viskas bus gerai. Kalbama, kad Mika toks paprastas kaip 3 centai arba 2 pensai, kaip sakytų Anglijoje. O tu koks? Aš iš tikrųjų gyvenime esu dar paprastesnis, aš esu gal kaip 1 centas. Tai dėl to aš manau, kad man bus tai paprastumą tą perteikti labai paprasta. Paprastumo perteikti. Mikos vaikystė nebuvo rožėmis klota. Jam teko daug ką pergyventi, tik muzika išgelbėjo jo gyvenimą. O kaip muzika atsirado tavo gyvenime? Iš tiesų tai aš žaidžiau krepšinį 12 metų. Ir lošiau užsienį už Atlanto ir dėja irgi negalėjau tęsti karjeros dėl širdies. Tai buvo toks didžiausias iššūkis gyvenime. Aš ilgai svarsčiau, verkiau ir taip toliau. Stresavau, kad aš nebebūsiu krepšininku, to, ko siekiau gyvenime. Tai pasirinkau muziką, nes nuo vaikystės ėjau kartu. Ačiū Dievui, tėvai mane atidavė, ko aš labai nenorėjau į chorą. Ir nuo to išsivystė galbūt klausa, tie visi muzikiniai gebėjimai. Tai pasirinkau muziką, pamilau muziką ir muzika pamilo mane ir viskas susidėliojo. Matai, pasitvirtina taisyklė, patarlė. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Teisingai. Dabar pažiūrėkime, kaip tą dainą, kurią atliksi tu, atlieka pats Mika. Linkiu tau sėkmės, palydime tave į mūsų muzikinės kaukės stebuklingai peroną ir pasitinkame labiausiai perkamą dainininką Miką. Raudoni šermukšniai, mums lietuvaičiai.
žada. Linkiu tau sėkmės, palydime tave į mūsų muzikinės kaukės stebuklingai peroną ir pasitinkame labiausiai perkamą dainininką Miką. Took a ride to the end of the line with nobody I know. Better place, the broken train where nobody I know. But the pain and the longing saying they're dying. Now I'm lost and I'm broken with me. Relax. Take it easy. Then there's nothing that we can relax. Take it easy. Don't blame it on me, I blame it on you. If I'm scared, if I'm scared, if I'm scared, if I'm playing with fire, relax. If I'm playing with spies, if I'm scared, if I'm playing with fire, relax. There is an answer to the rush of day. It's scared, but we don't understand. That was the last thing on my mind. I believe you, I believe that we win this together. Don't scream, there are so many roads where relax, take it easy. There is nothing that we can relax, take it easy. Don't blame it on me, I blame it on you. Take it easy. There is nothing that we can relax, take it easy. You blame it on me, I blame it on you. Relax, take it easy. And then there's nothing that we can relax. Take it easy. You blame it on me, I blame it on. Relax, take it easy. And there's nothing that we can relax. Take it easy. You blame it on me, I blame it on. Relax. If I'm terrified, if I'm scared, if I'm playing with fire, scared. If I'm terrified, if I'm scared, if I'm playing with fire, relax. Relax, take it easy. Plojimai Mikai, relax. Pažiūrėkime, ar komisija pajuto relax. Relaxą pajutote? Arūnai. Soliari, labai gerai. Tos natos kelios aukštos išmuša iš karto iš vėžių, nes susižvalgom su komisijos nariais ir paskui klausėm viens kito,
Tai palaukit, ką mes turim ir už ką vertinti, nes vis tiek kažkuriam reikės skirti tik 4 balus, kažkam 12. Ir mes, kaip visuomet, esam pasimetę. Ačiū, Soliari, ačiū. Lenkiu galvą. Savo žilą daugiau pliką. Kristina. Soliari, tu be proto. Vėlgi gabus, temperamentingas ir aš galvojau, Dieve, kaip pasakė, Mika, tik išgirdau muzikos pirmuosius akordus, iš karto supratau, kad taip tikrai mačiusi ir manau, kad ir visos tavo emocijos, va viena ranka apie visas tavo emocijas, visas temperamentas ėjo, paskiau dar prisideda kūnas, ir žinoma vokalas tavo fantastiškas. Šaunuolis, puiku. Liveta. Gerbiamas Soliari, noriu pasakyti, kad parodėte savo balso galimybės. Aš tikrai sužavėta. Jaunuoliai, sėkmės jums ir toliau muzikinėje karjeroje. Ačiū labai. Ačiū. Mariau. Man irgi ypač patiko paskutinė frazuotė, kada buvo atliekama be instrumentalo ir tos natos, kurios buvo išdainuotos, gana sodrios ir stiprios ir aiškios. Liveta sako, o atlikėjas, ne tu, o pats atlikėjas, sako, jis vartoja psichotropinės gal kokias medžiagas prieš koncertą visada, taip. Tai vat būtent tas vaidybinis elementas irgi labai dėrėjo ir ačiū. Ačiū jums labai. Ačiū komisijai. Mika, džiugu tave matyti Lietuvoje. Manau, kad susitiksime dar ne paskutinį kartą. Dėkoju labai. Sėkmės tau! Nesiprausiu 4 dienas. O dabar jūsų laukia prieš paskutinis šou pasirodymas. Nerijos dainininkė Laima Žemaitytė nuo 5 metų norėjo tik dainuoti. Nieko daugiau nematė ir niekur kitur savęs negalėjo įsivaizduoti. Renata profesionaliai dainuoti pradėjo palyginti neseniai, tačiau sparčiai skinasi kelią į sėkmę. Šiandien Renata tampa Laima Žemaitytė ir taip pat sako, noriu tik dainuot. O, kaip norėčiau, bet į vaikystę. Prisiminimų metus, raudoni šermukšniai. Ei. Ir šokti ir dainuoti. Man arba šokti, arba dainuoti. Aš negaliu viską kartu daryti. Tu negali būti šokančia. Aš negaliu, ne. Čia yra žiauriai sudėtingas dalykas. Labas, Renata. Labas vakaras. Ar pameni, kada Laima Žemaitytė buvo pačioje savo karjeros viršūnėje? Aš net neįsivaizduoju, tikrai aš jos nepamenu ir aš ją pirmą kartą išgirdau galbūt prieš kokius 6 metus. Ir ši moteris mane labai sužavėjo stipriu balsu. Aktyvi moteris, tokia stipri, energijos pliūpsnis, išeina į sceną iš karto, visą salę kaukia, rėkia. Rūbai būtinai ryškus, būtinai tokie aptempti, kad net kartais galbūt ir per daug aptempti, bet seksuali. Krepkė riešak, taip sakant. Ką tau teks padaryti, kad tu būtum kuo panašesnė į Laimą? Persidažysiu plaukus juodai. Kągi, kviečiu trumpam prisiminti Laimą Žemaitytę ir jos šlagerių šlagerį Raudoni šermukšniai. Raudoni šermukšniai, mums liesuoja šeimoje. Kažkodėl netampa saldesni, netgi kai jos paliečia šalną. Raudoni šermukšniai, o aplink balta žiema. Pasakyk, kodėl tokia kakti jų liepsna. Žiūrėk, neapvilk manęs. Linkiu tau sėkmės. Palydime tave ir pasitinkame Lietuvos juodąjį perlą Laimą Žemaitytę. Visi kartu!
Ačiū Kaunas. Laima Žemaitytė. Laima, jūsų populiarumas neblėsta. Lygiai taip pat kaip ir jūsų grožis. Plaukai kaip anglis, oda kaip persikas, šypsena kaip sniegas. Taip, tokia jau žvaigždžių dalia. Netgi ir tokios žvaigždžios dėja neišvengia komisijos komentarų. Mariau. Iš tikrųjų labai panašu. Pradėsiu nuo varno juodų, mūtų plaukų juodųjų, Kleopatros antakių ir visa povyza ir eisena. Taip, Laima visada buvo tokio savito tembro balso savininkė ir jos tos dainos būdavo su tokiu energetiniu užtaisu. Jinai vėlgi Kaune, Varjetė Žalio kalno naktinėje programoje, jinai išėjus atrodytų sudraskys tą visą publiką ir kaip be būdavo keista, ar tai būdavo daug žmonių, ar sausakimša, ir nutildavo skamčioti stikliukai ir taurės ir iš tikrųjų žmonės klausydavo ir žiūrėdavo. Jos pasirodymai būdavo tikrai stiprus ir įsimintini. Ir šį vakarą pataikiai pirštų į akį. Ačiū labai. Ačiū. Liveta. Na, man teko su Laima Žemaitytė Žaliam kalne tame ir dainuoti toje Varjetėje programoje. Tikrai šiandieną ta Laimos dvasia buvo tavyje. Tu išėjai ir ėmėjai publiką taip, kaip ir Laima darydavo. Ir daro turbūt, tikiuosi, negalima jos nurašyti, jinai dar moteris pačiam jėgų žydėjime. Jinai turi dainuoti su tokiu balsu. Patiko man tavo pasirodymas, draugė, labai sėkmės tau. Dar sudainuosim. Kristina? Pirmiausia, komplimentas didžiausias, Renata, aš žiūriu į tave, žinau, kad čia tu dainuoji, o tikrai aš tavo balso tembro nepažinau. Vadinasi, tu ją pagavai, užkabinai ir laikei labai tvirtai. Ir dar kaip Žemaitytė dainuoja, tai man visada toks vaizdas, kad jinai dainuoja paskutinį kartą. Jinai už tai stovėsinos tokia, man atrodo, jinai ima kažkur iš žemės, perleidžia per širdį ir paleidžia su smūgiu į žmonės. Jin su šitokia energetika dainuoja. Ir tu šitą padarėjai. Bet iš tikrųjų šaunuolė, man patiko. Ačiū. Ką pasakys nekaunietis? Kai įsižioja moteris, paleidžia balsą ir pasako tai, kad norisi tiesiog būti su ją, ar tai šermukšnynas, ar ąžuolynas, ar bet koks kitas medynas, ar žalias kalnas. Renata, na, man teko būti jūsų ir Deivio vestuvėse Prišliu. Aš likščiol nesulaukiu tokios aistringos kaip ši daina pirmos Prišlio nakties. Oi, mažutė, tik aš tave pabučiu. Palaukit, man pabučiu. O gerai spaudžia, klausyk, galėtų į Kauną persikelti. Ką gali žinot? Visada galima visko tikėtis. Gerai, ačiū komisijai už vertinimus. Ačiū Laimai. Ačiū. Ačiū labai. Eikit, prisėskit ant mūsų žvaigždžių sofutės. O dabar paskutinė šį vakarą į sceną ruošiasi žengti Irena Starošaitė. Tiksliau ne ji, o jos įkūnyta garsioji juodaodė amerikietė, soul muzikos legenda Aretha Franklin. Pelenka tik tai kur bus. Freedom is free. Freedom is free. Reikia įsivaizduoti, kad tokia. Then think about it. Žurnalas Rolling Stone Aretha Franklin išrinko visų laikų geriausią dainininkę pasaulyje. Kaip tu manai, kodėl? Kuo jie ypatinga? Aš manau, kad jie nesuklydo. Jeigu aš rinkčiau, tai aš irgi ją išrinkčiau. Taip pat visų laikų geriausia dainininkė. Vien balsas, ką reiškia? Ką reiškia? Ką reiškia? Tai nėra ribų. Dainuojama viskas. Nėra nepadainuojamų natų žmogui. O čia tai bent. O kaip jums seksis šį vakarą? Nebijo? Bijau. Ko? Yra natų, kurių jūs neišdainuojat? Taip. Tai jūs šiandien nedainuojat?
O galima? Geras patarimas. Galima. Aišku, galima. Visas Irenos natas išgirsime jau netrukus, o dabar pažiūrėkime, kaip dainuoja Aretha Franklin. Kągi, Irena, aš visiškai neabejoju, kad tau pasiseks. Abejoju tik dėl vieno dalyko. Tai dėl tavo ir Aretos Franklin svorio kategorijos. Kągi, aš linkiu tau nueiti į mūsų muzikinės kaukės stebuklingą į peroną ir šiek tiek užkasti. Palydime Ireną ir pasitinkame muzikinę bombą Aretha Franklin. Try to do to me, yeah, I think that might be that very free. Freedom, 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 freedom. Hey, I think there's nothing I don't want to tell you why. I was gonna change, but I'm not done without a tongue. Think about the try to do to me, yeah. Now when I'm with them, we are free. People walk around and play the dance with color, trying to make the people dance with dance under yours. Yeah, but I think about the try to do to me, yeah. Yeah, but I'm the ten of being free. You need me, and I need you. There is nothing people can do. You better say, yeah. Tell them I'm not scared. Yeah. Oh, freedom, freedom, yeah, freedom, 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 freedom. Yeah, you're there. Hey, there is nothing you can do. I was one to change, but only thing that I don't think about the try to let me, yeah. Let the man just help me see you free. You need me, and I need you. Without each other, but there's nothing I can do. And you better see, try to get to me. Oh, baby, I think, hey, yeah. Čia tai energija, čia tai balsas. Jūs verta dar vieno Grammy. Ar komisija liko tokia pat sužavėta kaip ir aš? Kristina! Matau, atėmė žadą. Jeigu Irena tiek atlaikė, aš jau kaip nors išspausiu pagiras. Spauskit. Irena, aš dabar galvoju, visas tavo ištreniruotas scenoje gyvenimas, balsas, kūnas,
viskas buvo šitoj dainoj. Bet tokio trenažo, kokį tu gyvenime praėjai, aš neįsivaizduoju, kaip galima būtų atlikti šitaip šitokį dainą, nes, žinai, atrodė iš tavęs žiežirbo šaudo eina. Aš mačiau tą moterį. Ar tu tikrai lietuvi? Irutė, ar tu lietuvi? Dabar ne. Ne. Nes neįtikėtina, iš šitokio temperamento, juodo žmogaus energetika, atrodo, kad tu ten augai, gimiai, tu taip judi, tu viską darai taip ir tu žinai, apie ką tu staugi, rėki. Aš nežinau, ką to pasakyti. Aš noriu, kad visi susimastytų. Taigi aš matau. O Jėzus, kaip gerai. Irena, o jie tau mano. Va, prirašė jau jie čia balų, jau daug ką pririkiavo. Aha, aš žinau, pažiūrėsiu. ten tai pačiam krašte man liko tik 4 balai, ten visada viskas sudėliota. Ne, pagal žvilgsnį nespręskit. Viskas tikra, Irena, fantastika. Viskas tikra, tikrai. Tu nuostabi. Liveta. Tai tik tai lygiuotis į jūs. Šaunuolė pirmin. Ačiū labai, likau labai sužavėta. Mariau. Labai tiko reinkarnacija, konkrečia to žodžio prasme, tikrinė reinkarnacija į šią atlikėją. Ir, gražios moters nieko nepagadinsi, tas atsikišęs juodaodės užpakaliukas ir apvalumai be galo tiko. Taip, kad drąsiai gali valgyti, ką nori. Dabar galiu jį apdrausti? Gali drausti privalomai, bet gali ir taisytis privalomai, tau tinka. Viskas labai gerai. Ką apie patį atlikimą, iš tikrųjų buvo atlikime labai daug sekso. Pabrėžiu, ne seksualumo, o sekso. Ritmo, sekso ir euforijos. Ir tas klydos spinduliavo nuo tavęs. Ačiū labai. Dėl ketverto mes pagalvosim. Freedom! Arūnai! Ką čia komentuot? Aš manau, kad Irenai aišku, kad bent muzikinė kaukė nurodo kryptį, ką reikia daryti. Reikia valgyti, nereikia ten lieknėti. Viskas yra gerai. Pažiūrėkit, kokiom akimi jūs šį vakarą žiūri Žvagulis. Tai buvo super, bravo. Ačiū komisijai. Ačiū Aretai Franklin. Jūs vainikavote visą šį vakarą, už ką noriu asmeniškai ir visų žiūrovų vardu padėkoti jums. Kiekvienas šiandien šioje scenoje tik dar kartelį patvirtino nerašytą taisyklę, kad muzikinėje kaukėje įmanoma ne tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma. O tai tikrai būtų neįmanoma be mūsų šauniųjų grimerių ir stilistų. Kaip kruopščiai jie prižiūri kiekvieną klostę, kiekvieną plaukelį, kaip visada tarėme jiems nuoširdžiausią ačiū. Здравствуй, Литва! Daryk man, kad gerai būtų. Kad man gera būtų. Siūlyčiau sumažinti trupučiuką kaktą, nes šančiuose negimsta tokie aukštakakčiai vyrai. Ножки иксом, да, ножки все время иксом. Река очень глубока. Ну, кипите воду. Taip vis dar tas, tai nori pasirodyti, taip nori greičiau pasipuošti. Negaliu. O, geras. Eik tu kokia yra. Žiauri darbinė tokia. Kreipiuosi į gerbiamą komisiją. Kristina, sakykite savo vertinimus. Visi pritrenkėt, absoliučiai visi nustebino. Tikrai jau atrodo, kažkokie resursai baigėsi, galimybių, fantazijos, talentų. Ni per kur. O čia tai resursai baigėsi. Donalda, šiandien tu gauni 4. 5 gauna Renata. 6 gauna Truslanas. 7 gauna Soliaris. 8 gauna Viktoras. 9 gauna Liepa. Ramūnai, Kostai.
tu man esi gyvenime ne viską labai gerai padaręs, aš tau 10 parašiau. Ir 12 rašau Irenai, kuri mane kaip vabalą pritreškė prie sienos. Liveta, jūsų sprendimas. O Jėzus Marija, nu tai ką dabar? Gerbiamas Viktorai, nepykit jums šiandieną 4 balai. 5 balai, Soleriuk. Tu jaunas, dar tau viskas prieš akis. 6 balai, Ruslanas. 7 balai, Donalda. 8 balai, Miela Liepa. 9 balai, Irenutei. 10 balų, Renata. Ir tas Smoriginas šiandien mane taip sužavėjo, kad aš negaliu. 12 balų jums. Arūnai. Dėkoju už gerą šou. Vilnius Calling. Ruslanai 4 balai už Egidijų Sipavičių. 5 balai Viktoras Malinauskas, Žilvinas Žvagulis. 6 balai Soliaris Mika. 7 balai Renata Laima Žemaitytė. 8 balai Liepa Aerosmitai. 9 balai Donalda Ala Pugačiova. 10 Irenai, 12 Kostas Smoriginas, Ramūnas Rudokas. Ačiū. Mariau, žodis jums. Nors aš pradžioj pagyriau Viktorą, bet finišo tiesioji buvo stipresnių pasirodymų, dėl to su visa pagarba jums šį vakarą 4 balai. 5 balai Ruslanui, 6 balai atitenka Soliariui. 7 nusineša Laima Žemaitytė, 8 balai Liepai, 9 balai Ramūnui, 10 balų Irena ir 12, kaip sakoma, не по знакомству, от чистого сердца. Alla Borisovna, 12 balų. Ačiū komisijai už vertinimus. O dabar jums, brangiosios žvaigždės, atėjo metas vertinti vienas kitą. Primenu, jūs kiekvienas galite atiduoti 5 balus labiausiai patikusiam savo kolegai. Viktorai. Laimutė, už to šermukšnis tikrai aš tau noriu. Дональда? Костя, спасибо тебе. Ramūnai. Aš norėčiau savo balus atiduoti Kristai. Bet dėja, aš negaliu taip žemai kristi. Nes aš manau, kad mes su Krista krytom kažkada labai žemai ir mes vis tiek su tavim, Krista, išlikom geri draugai. O savo balus aš noriu atiduoti fantastiškai talentingam ir fantastiškai geram čuvakui Soliariui. Ačiū. Liepa. Aš savo 5 balus atiduodu Aldutei Pugačiovai. Ačiū. Русланы! Карочка, я вам 5 баллов сегодня всаживаю. Солярис. Atiduosiu kaip vokalistas šiandien Aretai Franklin. Renata, kam jūs atiduodate savo 5 balus? Aš fainam bičiui vienam čia Kostukui atiduosiu savo balą. Laikykis, baguras. Ačiū. Kam savo balus atiduoda Irena? Na, vat spėkit iš 3 kartų. Kostai. Ne, nu tai Žvagulį pakvietė, o dabar kam nors aš galėčiau dar atiduoti. Nu, jums reikės, aišku, grįžti namus, aš užmiršau. Kągi, noriu paskelbti šio vakaro nugalėtoją. Tai Ramūnas Rudokas, Kostas Smoriginas. Ir taip, Ramūnai, jūs vienu žingsniu priartėjote prie pagrindinio prizo 20 000 litų, kurį įsteigė popkreditas.lt, vienas populiariausių vartojimo kreditų teikėjų Lietuvoje. Popkreditas finansavimo elitas. Ir šiandien, kaip vakaro nugalėtojui, jums atitenka specialus prizas. 2 sluoksniai saldainiai, kuriuose švelnus pieniškas sluoksnis dera su romo, kavos ir airiškų likerių. Saldainiai Eliza.
saldžioji tavo gyvenimo pusė, Kostai. Kągi, atėjo laikas sužinoti, kuo mūsų žvaigždės taps ateinančią savaitę. Ruslanai, spauskite stebuklingą mygtuką. Virgilijus Noreika! Sveikinu! Tikėjotės kažko panašaus? Supratau, iš džiaugsmo neteko žado Ruslanas. Viktorai. Stingas! Sveikinu. Viktorai patinka, Viktoras patenkintas. Soliari, tavo eilė. Nagi. Lenny Kravicas! Wow, čia tai gerai. Rock and roll. Ura! Liepa. Taip. Spustel. Michael Jackson! Žiauriai gerai. Repetuok mėnulio eiseną. Renata, mygtukas laukia jūsų. Guns N' Roses! Akselis, ką padarysi? Įspėju, niekas nefotografuokite, nes jis puls jūs. Donalda? Nebijok, jis netrenkia. Opa! Nijolė Talat-Kelpšaitė! O čia tai bus gerai, opa! Opa, eikit ruoštis. Irena? Jennifer Lopez! Nesiprauskite, klausykit ir toliau nesiprauskite. Pradžiuginkit žvagulį. Gerai, reikės vėl į formas. Nieko nekeiskite, jam bus labai smagu. Nagi, Ramūnai, Kostai, spustelk mygtuką. Egidijus Dragūnas! Eik ruoškis, sveikinu. Nuo ketvirtadienio iki ketvirtadienio taip pastaruoju metu gyvena mūsų muzikinės kaukės dalyviai. Jie mokosi, repetuoja, visi lygi vieno jaudinasi, kad tik įtikintų jūs, brangūs žiūrovai. O jūs turite galimybę išrinkti savo favoritą. Už jums labiausiai patikusi atlikėją balsuokite naujienų portale Delfi. Dalyviai už skanų maistą dėkoja centrui Villa Alicante. Tai tiesiog vieta jūsų šeimos šventėms ir susitikimams. Villa Alicante – jūsų atradimas. Ekstremalių pokyčių rezultatus muzikinėje kaukėje vėl pamatysite jau kitą savaitę. O dabar į sceną kviečiu tą, kurio antrasis vardas šį vakarą yra Šlovė. Baltom Renatom krinta snaigės iš šviesulingų debesų. Išskrydo paukščiai link dausų, tylu jų meilės giesmės baigės, lai krykštauja toli nuo mūsų. Giesmė tiek sykių jau girdėta, išskrydę paukščiai į namus. Sugrįš pavasarį saulėta, lai krykštauja toli nuo mūsų. Jis pamiršę darganas ir lietų, išskrydę paukščiai į namus. Sugrįš pavasarį saulėta, kokia baugi liepa aplinkui, kai viskas tuščia ir nyku, kai negirdėti virš laukų sparnuotų mūsų Malinauskų drauguži, mielas būk ramus. Šaltos žiemos ranka groblėta išbaidė liepą į namus. Sugrįš jinai pavasarį saulėta, o malina točna būk ramus. Šaltos žiemos plemba ranka groblėta išbaigė liepą starošaitę į namus.
jos grįž pavasarį saulėtą. O mes besparniai žemės soliariai, jos pasitiksim akimis. Ir Donatą lyg nujausdami, grėsmingon žiaurien, žiūrim baukščiai. Likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėto, pavydžiu paukščiams į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą, likimas piktas ir nuožmus, chebryte, aš jums sakau, dažnai lyg žaislą žmogų mėto k čiortu, bet mes tokie geri, kad mūsų nieks niekada pavasarį nesugrąžins namų. Jie lieks viršum dangų ir klonių, jie lieks melsvais dangaus keliais. Ir vėl kaip pernai nusileis ant seno ąžuolo kaliūno, Kirilkinas ir jaunas ir senas, giesmė jam tik sykiu jau girdėta, išskridus paukščiams į namus. Mes ją prisiminsim netikėtai ir viskas šiandien baigta čia. Ir Kosto jau seniai nebėra ir liko tik Rudokas čia. Ir jam šiandieną bus čia gera. Ačiū, chebryte, ačiū, kad palaikėt. Atleiskit, jeigu ne apie visus padainavau. Ačiū visiems, Jolantai už grimą, Zigmui už ausis, Chebrytei už aparatūrą. Blemba, kaip gerai, kad jūs esat!